Audio preview. Matęs žaidžiančios Lietuvos jaunio ir jaunimo rinktinės geriau negu tai buvo šį kartą. Ir rezultatai visi parodė, kad mes buvom žymiai aukštesnio lygio komanda, negu rungtyniavom šitam divizione, tai yra antram divizione. Ir nugalėti Japoniją, tai finale tai palikti už nugaros Japoniją, tai nereiškia vieną pergalę. Tai reiškia 19 000 registruotų žaidėjų nugalėjo 1600 registruotų žaidėjų. Tai reiškia, kad 12 ledo aikštučių laimėjo prieš 160 ledo rungtynių Japoniją. Tai reiškia, kad ne pati aukščiausia pasaulio ekonomika laimėjo prieš pirmą trejetuko pasaulio ekonomiką. Tai aš per šitą prizmę noriu pasakyti, kad Lietuvai tai yra vėliava, mes buvome vėliavnešys pastaruoju laiku ir išlaikas mes visi sekam turbūt sporto rezultatus ir matom, tai va, šita pergalė yra tikrai labai didelė, tai nebuvo tik prieš estę pergalė, tai buvo prieš Japoniją pergalė ir aš labai džiaugiuosi tuo. Manau, kitais metais pasiliksiu, nes iš tikrųjų ten mūsų lygis, mes ten galim žaisti. Antras divizionas tai ne mūsų divizionas, esu užtikrintas. Audio preview. Manau, ne, čia ne mūsų tikrai vieta, mes galim būti aukščiau. Ir jeigu šiais metais mes žaistumėm pirmam B divizione, manau, mes ten pasiliktumėm ir sužaistumėm labai gerai. Nes antras divizionas tai tikrai ne mūsų divizionas. Kovotojai, gal ten mes gal ir laimėjom pas Japonus. Nežinau, ne pinigai čia tikrai sprendžia. Mūsų lygis nėra blogas, kaip ritulininkų iš tikrųjų. Pinigai čia nereiškia iš tikrųjų. Na tikrai yra vaikų, kiek žiūriu dabar mokyklose, jų vis daugėja, tai tikrai neturėtume eiti kitą pusę, turėtume eiti viršų, nes tie jaunimo čempionatai, tai ir yra viskas nuo vaikų skaičiaus labiausiai, nes iš vyrų dar gali sukomplektuoti vyrų nacionalinę komandą ir jinai bus kokį 10 metų ten, bet iš vaikų turi būti kiekvienais metais vis daugiau vaikų, kad ta rinktinė galėtų pajėgiai konkuruoti su kitom komandom. Tai manau, kad viskas į priekį juda gerai. Gerai Lietuvos ledo rituliui, kad tas aukso medalis atnešė ne tiek džiaugsmų pačiai komandai, pačiai rinktiniai, bet ir atnešė visiems aplinkinėms, kurie serga už ledo ritulį. Tai šiai sporto šakai tas žinomumas labai reikalingas, nes pradeda kiti tikėti, kad turim šią sporto šaką ir kad jinai visai su gerom šalim žaidžia kartu ir gali jas nugalėti. Tai labai gerai, vaikų ledo rituliui ypač gerai, nes sudomėjimas visai kitoks, ta sporto šaka. Reikia dažniau tokių švenčių visai Lietuvai. Čia mano asmeninė nuomonė, kad galbūt ledo ritulį gyvai yra labai smagu žiūrėti. Galbūt dėl to, nes per patį televizorių ir aš pats žiūriu tik tai aukščiausią lygį ir jis nėra toksai žiūrimas per televizorių, bet gyvai tai visai kita sporto šaka. Tai kas ir nematęs, pamato pirmą kartą, tai net taisyklės būna neįdomu, tas greitis, tas susidūrimas vienas su kitu ir panašiai labai užveda. Tai aš manau, kad žiūrėjimas gyvai atneša daug. Tai ką sužinojau, kad tikrai yra puikia komanda, kolektyvas, tai vienas dalykas, matyta pergalė dėsninga dėl to yra. Kitas dalykas, kad perspektyvoje taip pat, kai formuojasi geras branduolys komandos, aš manau, tai gali padėti ateityje ir nacionaliniai rinktiniai, sakykime, pereiti į kitą lygmenį, jeigu šitas jaunimas bus, sakykime, išliks lojalus mūsų šaliai ir atvyks rungtyniauti už rinktinę, sakykime taip, ir tobulės, nes, kaip supratau, dauguma vis tiek, didžioji dauguma žaidžia
užsienio klubuose ir turbūt neprastuose, arba, sakykime, kaip minėta buvo, yra ir lyderiai, tai čia perspektyvos dalykas tikrai yra didelis. Kitas dalykas, šita pergalė, aišku, jinai svarbi matyti pačiam ledo ritulio sporto šakai Lietuvoje, jos plėtrai, jaunimo pritraukimui ir plėtrai galbūt tų sporto bazių, kad patikėtų vis dėlto tie, kas gali investuoti, kas nori investuoti, kad ši sporto šaka turi perspektyvą. Tai manau, perspektyvai tai yra puikus pasirodymas ir puikiai galimybė, sakykime, plėsti sporto šaką, vystyti Lietuvoje ateityje. Na, o rezultatai, jie matyt bus ir kitose amžiaus grupėse, ir šitoje, ir aš manau, kad tikrai tai nėra tikslas vien tik tai būti šitoje grupėje ir joje įsilaikyti, gal trumpalaikis tikslas toksai yra, bet šiaip turėtų būti sporto šakos kiekvienos tikslas siekti pačio aukščiausio rezultato, tai yra dalyvauti elito varžybose, pakliūti į tuos pasaulio Europos čempionatus, kur žaidžia pačios stipriausios komandos. Tai aš manau, palaipsniui to yra ir siekiam. Yra požiūrio klausimas į sporto finansavimą, į sporto rėmimą, sakykime taip, ką mes čia dabar diskutuojam viešoje erdvėje dėl valstybės įmonių skiriamų lėšų sportui, sakykime, bendraja prasme, tiek ir biudžeto finansuojant sportą, kur yra taip pat klausimų, kad čia aš užsiminėjau šiek tiek mūsų pokalbio metu, kad vis dėlto mes turim įvesti tam tikrus standartus, tam tikrą, sakykime, kriterijų visumą, žinoti aiškiai, kodėl mes norim skirti tuos pinigus ir ko mes laukiam už juos, valstybė ko laukia, kokį valstybė, sakykime, formuluoja užsakymą. Tai čia pirmas dalykas, nes jeigu šito nėra aiškiai deklaruota, jeigu to nesupranta, sakykime, visuomenės dalis, tai yra ir verslas, ir visi kiti, tai nieks ir nerems. Ir paskutinis dalykas - sporto ar kultūros paramos labdaros įstatymas. Jisai tikrai šiandien neveikia taip, kaip turėtų veikti, jisai tikrai nėra tobulas ir jisai yra arba kiti įstatymai turi atsirasti, kurie turėtų, sakykime, generuoti į sportą, kultūrą, čia aš neatmetu ir tos ryties, didesnį potencialą lėšų, nes verslininkai turi matyti naudą, dėl ko jie nori remti. Tai sakau, naudos yra keletas jos tų formų. Viena aplinka, kuri suformuota yra tą naudą teikti, tai yra pats įstatymas. Ir kitas dalykas, ta pati sporto finansavimo sistema. Jeigu verslininkai mato, kad valstybė prisideda aiškios sąlygos, gali patikrinti ir pamatyti, kokios lėšos yra skiriamos, tai ir jie tada gali prisidėti. Čia bendras dalykas. Aš manyčiau, kad tada atsiras galbūt ir idėjinių verslininkų, ir tų mylinčių tą vieną ir kitą sporto šaką, ar ledo ritulį, ir kitą sporto šaką ir investuos. O dabar yra tiesiog matyt kažkokie draugai, pažįstami, kas ką prisikalbino, kas ką rodė, nėra to tokio, sakykime, pagrįsto su tikslu labai aiškiu finansavimu, arba ne visur jo yra, nesau, kad visai nėra. Dalis klubų sugeba tą prisišnekinti, federacijų dalis sugeba tos rėmėjus surasti. Bet tai nėra toksai, sakykime, lengvas uždavinys, tai reikalinga matyti tikrai didelis įdirbis arba didelės skambios pergalės, kad tai ateitų.